Labutis, nauja savaitė, sveikinuosi su jumis vėl. Žiūrim, ką nuveikėm šią savaitę. Mūsų šventinė kalėdų vakarienė. Va, mano žuvytė, o čia irgi žuvytė, tik kitokia. Ir porą kakanatų. Ir porą kakanatų, taip? Šiandien yra 25 gruodžio, kai filmuoju. Tai reiškia, kad esam 20 dienų jau Tailande. Tai jau netoli trečdalio. Beprotiškai greitai bėga laikas. Labai. Sakom, kad galėtų eiti laikas lėčiau. Nu, kiek esam Tailande, tai pagaliau prisiruošėm ledų. Šitų. Reikia išsirinkti skonį. Hello! Thank you! Na tai štai, iškepė ledų. O čia tai grinai kažkam paruošta. O čia tokios mažos pėdutės. Tiem palydėti saulės. Don't worry, be happy. Po praeitų video daug komentarų ir komplimentų apie plaukus, klausėt, kaip pati jaučiuosi dėl trumpų plaukų, tai aš tai esu labai patenkinta, man puikiai tinka, patinka, dar reikia priprasti, susitvarkant. Kai paskutinį kartą kirpau trumpai plaukus, irgi prieš kelionę į Tailandą, tai buvau nusikirpus tiek trumpai, kad jų nėjo net surišti. Tai dabar galima susirišti, tai panašus ilgis kaip buvo. Nes šiaip toks yra jausmas, kad taip norisi tempti ir taip čia dar turėtų taip ilgai tęstis, o jų jau nebėra. Bet energetiškai labai gerai jaučiuosi. Plaukai kaupia visas mūsų energijas ir man jau reikėjo atsinaujinti, reikėjo nusimti senas tas energijas. Tai geras jausmas yra atsinaujinti ir nusiimti. O kalbant apie reikalus, tai kol mes čia esam Tailande, mūsų kaimukė, mūsų namuose vis tiek vyksta darbai. Suštabeliavo lentas, kas atsimenat, prieš išvažiuojant mes prisipjovėm lentų, tai vat reikia jas štabeliuoti, nežinau ar iki galo, tam žinau, kad kažkas ten nepavyko, kažką reikėjo perkrauti, žodžiu, štabeliavimas vyksta. Sugedo družba, kaip jinai vadinasi, koks nors benzininis pjūklas, tai vyras skambino, iškvietė meistrą, kad atvažiuotų, paimtų, sutvarkytų, tai sutvarkė. Kainavo virš 100 eurų, pati družba, nu, tas pjūklas kainuoja apie porą šimtų, ten, kur mes turim, net žodžiu. Tai sakė, vėl sugedo. Ten kažką truputį tik papjovė, kol štabeliavo lentas ir vėl sugedo. Tai vat. O išvežė grūzą, pas mus, atsimenat, mesgi ruošiame statyti tokius kaip svečių namus, kaip viešbutuką. Tai ten, kur labai daug visko išgriovė, tai tą visą išgriovimą reikia kažkur padėti. Tai dabar pas mus viskas sandėliuojama yra už daržinės. Grinai viskas sandėliuojama už daržinės. Tai išvežė vėl už daržinės viską. tą gruzą. Nu, tą gruzą jį galima kažkur ir panaudoti, jeigu jį susmulkinį, jį galima panaudoti keliams, dar kažkokiems duobėms užpildyti. Tai jis kaip ir panaudojamas yra, tik aišku, jo yra labai daug. Nu, bet kaip nors, susiturėsim kažkaip, sunaudosim. Ir faina yra žiūrėti, kaip vyksta, kad kaime kažkas vis auga, vis kažkas tvarkosi, tos lentos susitvarkė, kad kažkokie tokie dalykai vyksta. Duris įdėjo. Mes dar užsisakėm tas duris, 2 kubas į sklepuką, bet mes patys jau jų nebespėjom įdėti.
Tai atidėjo tas darbuotojas, kur likęs viską prižiūrėti, darbuojas ir dėjo ir duris į mūsų sklepuką, į rūsį. Tai rūsys yra jau dabar šiltas, apšildintas, vištelės irgi laikosi puikiai, deda kiaušinius. Mes valgom čia irgi pusryčiam kiaušinius, bet ne savo vištelių. Tai vištelių tikrai pasiilgom. Nes pas mus čia taip ta rutina tokia, taip ir gaunasi, kad ryte įsikepam kiaušinius atsikėlę, mūsų dukrytė keliasi po 8, apie 8, šiandien atsikėlė 8, tai atsikeliam po 9 kažkur valgom pusryčius. Čia labai tokių fainų yra kukurūzų, tokių mažyčių, tai man labai skanu juos ir tada daryti su omletą. Galėsiu parodyti, kaip jie atrodo. Šiaip iš maisto, tai labai valgom daug vaisių, valgom ryžių daug, dabar jau ryžių truputį apmažinęs, tų angliavandenių labai daug. Aš šiaip labai mėgstu saldumynus, tai vakar valgiau blyną. Jau būsiu tikriausiai ten, kur esu mačius, kad kažkas pardavinėja blynus, tai tikriausiai vos ne visur būsiu išragavus. Prieš tai valgydavau blynus su bananais ir nutela, tai vakar pasiėmiau su mangu ir karamelė. Man labai skanu tie blynai. Ir čia jie šiaip viską, kai kepa, tai kepa dažniausiai arba aliejui, arba kepa keptuviai. Pavyzdžiui, joje čia jokių orkaitėse darytų dalykų jie iš viso neturi, čia mes irgi neturim orkaitės, nežinau, ar jie iš viso turi tas orkaitės. Jie viską kepa dar ant ugnies, kaip grilinę ir pardavinėja iešmelius su keptom ten ar krevetėm, ar vištieną, ar dešrelėm, jie labai kepa viską grilina ant ugnies. Tai aš kai esu saldumakė, tai jau ir blynus valgiau, blynų daug, tų ledų valgiau irgi. Neatsimenu, kaip jie ten vadinasi, bet tailandietiški ledai, kažkokie kepti ledai ar kažkokie kitokie ten jie skaitosi. Kepti dar būna kitokie, kuriuos iš tiesų kepa aliejui, tai tų dar nevalgiau, tuos dar reikės paragauti. Tai kai aš esu saldumakė, tai man ir taip tų angliavandenių pakankamai, dar cheesecakes valgau. Čia yra populiari parduotuvė 7-Eleven, tai ten kažkaip atrodo, kaip čia, tas 7-Eleven, nežinau, kaip pas mus kokiam Aibė, Maxima, čia jų labai daug yra ir jos čia pačios gal populiariausios, negalo, manau, kad taip. Tai jo yra skanus sūrio tortai, tokie po gabaliuką pirkti. Tai kažkaip pirmą kartą paėmiau, pabandymui, ar čia skanu, ar neskanu, nes tas gabaliukas kainuoja gal eurą ir tiek patiko mum. Tai mano vyras tai ne taip, bet aš kaip mėgstu saldumynus. Tai angliavandenių tikrai netrūksta. O šiaip pietus irgi valgom kažką namuose pasigaminam, o vakarienę jau dažniausiai važiuojam kažkur į miestą. Arba nebūtinai. Čia kada net bulves kepėmės. Bulves kepėmės tiesiog keptuviai, kaip priklauso, skaniai, namų maistas. Aišku, dar visokių salotų, daržovių. Šiandien nusipirkau jogurto, radau, tai bandysiu daryti vaisių salotus. Toks paįvairinimas. Esu mažai pripirkus čia visokių ir šaltyje džiovintų, liofilizuotų vaisių, tai ko nevalgau irgi reikės naudoti salotom. Apie liofilizuotus dalykus, tai mesgi gavom paramą, kas stebėjot, kas atsimenat jaunajam ūkininkui, tai irgi iš tos paramos pirksim liofilizavimo aparatą. Man tas liofilizavimas yra labai patrauklus dalykas. Liofilizuoti dalykai yra, kai tu užšaldai produktą, taip jisai nepraranda savo formos, nes jeigu tu jį džiovini, tiesiog jisai praranda savo formą. O jeigu tu jį užšaldai, jisai lieka savo formai ir tada ta šaldyta labai staigiai iš jo ištraukia visą drėgmę. Taip staigiai, kad jisai lieka tos formos, kokios jisai ir buvo. Tai koks yra pliusas liofilizuotų dalykų, kad juose lieka visos maistinės medžiagos. Tai aš labai mėgstu liofilizuotus, bet aišku, jeigu yra šviežių, tai geriau rinktis šviežius, nes švieži vis tiek yra švieži.
Bet jie liofilizuoti, jie yra, nu, irgi labai gerai. Tai vat mažoji, jeigu šviežių nenorite, aš labai liofilizuotus. Tai vat, pavyzdžiui, braškė. Tai jinai yra tokia, kokia... Tokio pačio dydžio, kaip būtų, nu, ta prasme, kaip čia pasakyti, žalia. Tik tai jinai jau yra ištrauktas visas tas. Kaip čia jos atrodo. Čia tik tai mažas braškytės. Nu, grinai, va tokios atrodo... Kaip tikros braškės, kad būtų. Ir dar sakiau, parodysiu kukurūzus, kokie man labai skanus. Aš šiaip esu tokių keptų kukurūzų ant griliaus mėgėja. Tai kai būna va tokie sumažinti kukurūziukai. Nežinau, kažkaip man atrodo konservuotų esu mačius ir Lietuvoje. Tai šitie labai skanu yra omletai. O cheesecake tai va tokie visokie. Dar čia labai populiaru visokie tokie gėrimai. Būna va šitie labai populiaru. Čia tai iš viso yra skaitosi specialiai čionai esančių paukščių lizdų, kurie ten tuos lizdus daro atrajodami kažkaip, nu ten labai įdomiai. Žodžiu, kažkas čia jų yra, ne iš paukščių, bet iš jų lizdų kažkaip išgauna ten tam tikras medžiagas ir tuomet daro ten tokius visokius gėrimus ir panašiai, kurie čia jaunystė, sveikata ir panašiai. Ir va tokių visokių pilna, kurie čia irgi sveikatinimuisi. Tai vat. Na, dar va tokius labai skanus man dalykas. Čia yra šviežiai spaustos mandarinų sultis. Atėjom į paplūdimį. Keliavom į naują paplūdimį. Dar čia nebuvom. Pabūsim. Nu, labai gražiai esam gražiam paplūdimy. Tie akmenys ten labai gražiai atrodo. Nu ir čia visus tom banglentėm varinėja. Kitiem gaunasi, čia bangos tokios geros. Nu, kaip virtuvė verda. Atvažiavom į turgų. Jau net yra juokinga istorija. Aš praeitą savaitę valgiau čia tokias spurgytes. Ir šitą savaitę taip gaunasi, kad niekaip aš ant tų spurgyčių, nu niekaip jų nebūna. Atvažiuoju, nėra, nėra. Vieną kartą atvažiavau ir matau, kad kiti tai valgo tas spurgytes. Sakau, tai kur tos spurgos, kodėl aš jų nerandu? Nu, jie ten, aišku, nesuprato manęs, bet pasisako in the morning. Nu, ryte būna. Nu, atvažiuoju kitą rytą ir matau, kad jisai jau krausiasi daiktus. Sakau, ar jūs nebedirbat? Sako, ne, sako, aš būnu ryte, jau dabar neberytas. Buvau 10 valandą. Tai žodžiu, šiandien atvažiavom anksčiau, atvažiavom 9 valandą. Ir jis vėl kraustosi, ir vėl nebedirba. Ir vėl sako, aš dirbu ryte. Tai supras, kad važiuok 9. Ne 9 važiavom. Kelintą važiuoti? 8 reikia. Sako, taip dirbu, bet ryte. Kas čia? Ai. Va, pas jos pagrindinis maistas yra va taip pat pardavinėja gatvės. Hello. Va čia. Štienos krūtinėlė tiesiog. Iškepa ant grilaus. Ten mėsą apačioje, kaip suprantu. Ir čia va taip pat žmonės ir daro tuos versliukus. Čia ryžiai šituose. Reikia tik motorolerio. Ir žodžiu, galiu daryti verslą. Mes norim bananus. Pats sakė, vyras nuvažiavo, nuvežė daiktų, nes daug prisipirkom vaisių ir nepasiėmėm kuprinės. Tai nuvežė pasidėti dabar. Grįžtai, išsirinksim bananų.
Aš kadangi nesu gera vaisių rinkimėsi, tai vis tiek lauksiu jų. Tai va, toks tas mūsų rytas, spurgyčių negavau, bet kita moteris turėjo kažko panašaus ir viduje yra bananai, sakė, su ko čia su vištiena, sako, čia su bananais. Bet netrodo jie labai tokie šviežiam aliejui. O pas tą buvo viskas labai šviežia. Bet reikia važiuoti 8 ryto. Nu gal kada pavyks. Vėl. Mano mama klausė, kiek krevetės čia kainuoja. Tai va, šviežiau nebūna. Va, 200. 200, tai būtų apie 5 eurus. Pigiausios čia kažkokios. Nu, bet čia tokios didelės jau. 2,20, 2,200. Tai čia renkas tokios karališkos. Va. Dar atnešė po 2. Tai 2 maždaug ir būtų 5 eurai už kilogramą. Šviežių, ką tik pagautų krevečių. Jau matau grįžta maniškiai. Šiandien šventinė diena, paskutinė šitų metų diena, tai važiavom papusryčiauti. Labai faina, čia kažkokią atradom pusryčių vietą. Daug žmonių. Kur daug žmonių, tai suprantam, kad bus skanu. Vietoje kepa savo duoną ir daro sumuštinius. Nu čia daro ir omletus, visą kitą, bet paragausim, pusryčių nenamuosim. Tai tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų.